Mario Mazzoleni knyga Katalikų kunigas sutinka Saibabą. Pirmoji dalis – Dievo paieškos. Antrasis skyrius – Kryžius išlygina kelią. Citata iš antrojo laiško Timotiejui. Kesk vargus kartu su manimi, kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Kai begalinis sielvartas slegia protą, jis praranda gebėjimą ir ryžtą ieškoti tiesos, nes jam pirmučiausia rūpi atsikratyti tos širdgėlos. Štai dėl ko pasaulyje tiek mažai tikrų tiesos ieškotojų. Dauguma stengiasi kuo greičiau išsilaisvinti iš savo kančių, vaikydamiesi trumpalaikių malonumų. Patenkinti ir apkvaitę nuo apgaulingos palaimos, žmonės tampa nuo jos priklausomi, įkliūna į jos žabangus ir galiausiai nebejaučia poreikio jos atsikratyti, manydami, kad taip reikia gyventi. Palinkę virš daiktų nepastebi to, kuris slypi anapus materijos. Bet kai liūdesys tampa egzistencinis, kai jis drasko tave iš visų pusių, neduodamas atokvėpio, kai visos iki tol ieškotos gydymo priemonės tėra menki pakaitalai, kurių neužtenka sielos palaimai patirti ir kurie yra to liūdesio dalis bei priežastis, tada gimsta poreikis ieškoti. Sutikau daug žmonių, dažnai turtingų, kurie teigia esą visiškai patenkinti gyvenimu ir nejaučia jokio poreikio eiti dvasinių tyrinėjimų keliu. Ko ten ieškoti, sakė jie atvirai. Turime viską, ko troškome, geras sutuoktinį su puikia socialinė padėtimi, stropiai besimokančius ir sveikus vaikus, puikią religiją. Tiesiog keista, kad taip kankiniesi ieškodamas tiesos. Bet jei supurtysite jų pasitikėjimą klausimu, nejau niekada nepagalvoji, kad visa ši gerovė gali bet kurią akimirką sugriūti. Ką tada darysi? Jie atsakys apie tai negalvoja, nes jiems dar nieko neatsitiko arba susierzinę pabels į medį. Todėl labiau tikėtina, kad žmogus ims keistis pasiekęs tokį gyvenimo tašką, kai viskas atrodo nebesvarbu, todėl kyla klausimas, kaip man ištrūkti iš šio absurdo. Šis klausimas nėra būdingas kokiai nors socialiniai klasiai. Jis gali kilti ir turtuoliams, ir vargšams. Turtuoliui todėl, kad jam nuolatinis perteklius kelia šleikštulį. Vargšui, jei jis niekada to turto netroško, todėl, kad neturėdamas turto tiesiog nesugedo. Kai žmogus pajunta aplink jį esančią tuštybę, vanitas vanitatum, jis tampa itin jautrus ir ima ieškoti visų įmanomų esminių gyvenimo klausimų sprendimų. Atėjo 1979 metų vasara, jau 35. Reikėjo rinktis, priimti lemiamą sprendimą arba pasmerkti save dvasiniai sklerozei. Bet dabar, po nuoširdžios maldos prie savo nuodėmklausio kojų, atrodė, kad šį klausimą išsprendžiau. Manęs jis daugiau nebedomino ir aš visiškai pasitikėdamas ėmiau laukti tolesnių įvykių, kaip ligonis laukia savo eilės prie gydytojo kabineto. Rugpjūtį praleidau karščiu alsuojančioje Romoje. Net ir temperatūra, tarsi įžūliai primindama mano amžių, siekė 35 laipsnius Celsijaus. Mano kūnas siuntė keistus signalus, kuriuos turėjau priimti kaip perspėjimą apie pavojų, bet tada jų nesupratau. Mane krėsdavo drebulys, negalėjau pakęsti net švelnučio vėjelio, kuris kitiems buvo atgaiva nuo dusinančio karščio. Jaučiausi pavargęs, nuo menkiausių pastangų pildavo šaltas prakaitas. Kūnui galioja savi įstatymai. Ir jei jis ima skelbti pavojų, būtina atidžiai klausyti ir juo pasirūpinti. Žinoma, lengva nustatyti negalę, kai skausmas aštrus, bet sudėtinga, kai liga sėlina slapta ir šeimininkas jos laiku nepastebi. Fiziologinė prasme skausmas yra palaima, nes jis išduoda ligą.
Palaimą galima suprasti ir perkeltinę prasme, nes šiame pasaulyje, kuriame žmonės nenori įsiklausyti į tylų vidinį balsą, būtent kentėjimas, kartais net labai intensyvus, pažadina juos iš sąstingio. Prabėgo nemažai laiko, kol supratau, kad mano kūno skysčių apytaka sutrikusi, nes drabužiai ir batai tapo per ankšti, pradėjau nežmoniškai tinti, ypač kulkšnys. Pagaliau supratau, kad reikia kreiptis į gydytoją. Šalia mano dvasinių tyrinėjimų prasidėjo naujas paieškų etapas, tik nukeltas į fizinį lygmenį, taip pat svarbu, bet ne esminį. Visą gyvenimą stengiausi atskleisti paslaptį, kaip atskirti tai, kas ateina iš Dievo, o kas tėra tik egoistinių troškimų vaisius. Supratau, kad kai Viešpats nusprendžia prisitraukti esybę arčiau savo širdies, nes ji nelaimės akimirką šaukėsi Dievo ir meldė dvasinio palaiminimo, viskas vyksta tarsi pagal stebuklingą tobulą planą. Net ir dabar jaučiu dieviškosios motinos apsaugą, globojančios savo mylimus vaikus ir visus įvykius paslaptingai pakreipiančios savo vaikų labui, netgi sakyčiau jų dvasiniam tobulėjimui. Pabrėžiu šį pastarąjį teiginį, nes tai, kas atrodo naudinga mums, netrodo gerai akise to, kuris valdo mūsų likimus ir žino slapčiausius jo posūkius. Sūnus ne visada įžvelgia įvykių, kuriuose dalyvauja naudą, bet vėliau, po mėnesio ar metų, paaiškėja, kad tie įvykiai buvo nulemti likimo. Žmogaus logika negali varžytis su dieviškąja logika. Gydytojas, ištikimas parapijietis, tuoj pat pasiūlė gultis į ligoninę, kurioje dirbo vyriausiojo gydytojo pavaduotoju. Jis parūpino man vietą ligoninėje, nes ne visada būdavo lengva ją gauti, rūpestingai stebėjo, kaip atliekami mano klinikiniai tyrimai ir su manimi elgėsi labiau kaip draugas nei kaip gydytojas. Po 15 dienų ligoninėje buvo nustatyta diagnozė – inkstų kamuolėlių uždegimas. Svarbiausia buvo tuoj pat nutraukti visus darbus, nes liga jau buvo paūmėjusi. Gydyti ją specialių vaistų nėra, o savaime išgyjama labai retai. Todėl nuogastaudamas, kad būklė tik blogės ir baigsis dialize arba net mirtimi, turėjau suplanuoti, kaip gyventi visiškai ilsintis. Likimas negalėjo atsiųsti nieko geresnio, pagaliau turėjo baigtis pašėlusi veikla. Palikau Romą be jokio gailesčio, tarsi aklasis vedamas patikimos rankos man nežinomų keliu. Be to išvykau su viltimi sugrįžti, todėl nebuvo jokių širdį draskančių atsisveikinimų, paprastai palydinčių kunigus, perkeliamus dirbti iš vienos vietos į kitą. Mano draugas gydytojas nuoširdžiai patarė užsisakyti vietą miegamajame vagone. Išvykimo vakarą viena parapijietė liūdnai pažvelgė į mane ir tarė: Don Marijo, jūs išvykstate visam laikui. Tokios buvo mano palydos. Džiaugiuosi, kad atsisveikinimas nebuvo jausmingas ir sugebėjau tyliai palikti Romą. Išvykimas iš Romos buvo pirmas žingsnis, nors ir priverstinis, daug pastangų reikalaujančių nuodugnių ieškojimų keliu. Sakoma, kad ne visos ligos mums kenkia. Mano liga pasirodė tada, kai labiausiai jos reikėjo, nors iš pradžių nebuvo labai malonu. Dar ir šiandien esu dėkingas Dievui, kad užprogramavo ją laiku ir priimu ją kaip vieną iš didžiausių Dievo dovanų savo gyvenime. Sunkios ligos privalumas – prarastas materialinis saugumas. Pasiligojus kūnui, visi mūsų materialūs planai virsta dūmais. Šis atradimas padės visiems, ketinantiems eiti dvasiniu keliu, ypač neturintiems pakankamai valios tų planų atsisakyti. Paklusti Dievui tą akimirką, kai materialūs ištekliai senka, tikrai nėra žygdarbis.
Bet ar atsirastų žmogus skęstantis klampinėje, kuris išdidžiai atsisakytų pagalbos, net jei ją siūlytų prašalaitis? Šiaip ar taip, kad ir kokia žeminanti būtų buvusi sūnaus paklydėlio patirtis, jo grįžimą pas tėvą apvainikavo pergalingas susitaikymas. Kaip kunigas, lyg ir esu įpareigotas apmastyti kančią bei jos egzistavimo priežastis, bet dabar prisimenu, kad tada, ligos pakirstas, tokio klausimo nė nekėliau. Užuot tai daręs, pasidaviau depresijai ir gan nevykusiai bandžiau slėpti valios toką, skelbdamas, kad susitaikau su tokiu savo likimu. Žmonės kančią pergyvena įvairiai. Silpnieji garsiai šaukia apie savo nelaimę ir pasidavę nevilčiai net gali prarasti pusiausvyrą. Nebrandų žmonės ieško įvairiausių pramogų, juslinių, intelektualinių, net religinių. Yra ir tokių, kurie bėgdami nuo kančios stačia galva neria į pojūčių tenkinimo balą, kiti kamuojasi klaidžiodami loginių išvedžiojimų labirintuose, dar kiti ieško išsigelbėjimo tapę perdėtai pamaldžiais. Norint suprasti skausmą, reikia šiek tiek tyrumo ir daug vidinės stiprybės. Nežinau, ar turėjau nors menką dalį šių savybių, bet viena buvo aišku. Tokiais atvejais žmonių išpilama trafaretinė kalbelė, citata, kančia priartina tave prie Kristaus, kuris kentėjo už visus. Mažai ką padėjo, ypač kai ją tardavo lūpos tų, kurie patys tai žodžiais netikėjo. Todėl nuolat ją girdėdamas supratau, iki kokio laipsnio mes kunigai subanaliname tauriausias tiesas, paversdami jas negyvomis ir tuščiomis, jei patys nesame patyrę to, ką sakome. Akimirksniu gali atskirti, kada žmogus kalba iš širdies ir kada žodžiai skamba tarsi iš magnetofono. Be to pastebėjau, kad žmonės patiriantys išbandymus nemėgsta filosofuoti, o jų brandą dažniausiai atskleidžia ramybė ir abejingumas kūnui. Vėžininko šypsena daug vertesnė už akademinę paskaitą apie skausmą. Kai tėvas Henris mano nuodėmklausys aplankė mane ligoninėje, jis prakalbo tokiomis pat stereotipinėmis frazėmis, bet atsklidusios iš širdies, jo lūpose jos įgijo antžmogiškos galios ir sujaudino mane iki sielos gelmių. Vienuolės žodžiai, kurie nuskambėjo man tarsi iš niekur, kai kniūpšęs gulėjau ant operacinio stalo po inkstų biopsijos, turėjo panašų poveikį. Aukok savo skausmą, meldė ji manęs, spausdama mano rankas savosiomis. Yra sielų, kurios laukia šios aukos. Gumulas strigo gerklėje. Ta akimirka visiškai nebuvau linkęs galvoti apie sielų gelbėjimą. Bet begalinis gerumas to, kuris niekada mūsų neapleidžia ir kuris seka mus kaip mokytojas kitų žmonių pavidalu visomis gyvenimo aplinkybėmis, priartėjo prie manęs kaip ta vienuolė, kad primintų, jog kunigo pašaukimas neturi nublankti net šiuo kritiniu metu, kai buvau susirūpinęs tik savo kūnu. Nuo seniausių laikų buvo manoma, kad liga tiesioginė žmogaus nuodėmės pasekmė. Šia prasme rytuose pateikiama karmos doktrina visiškai nesiskiria nuo biblinių teiginių. Senajame testamente apstu vietų aiškinančių žmogaus atsakomybę už savo kančią. Aišku, bibliniuose tekstuose, kur vyrauja Dievo kaip asmens įvaizdis, karma keičiama terminu Dievo bausmė. Jei manoma, kad Dievas yra kiekviename iš mūsų, tačiau anapus žmogiškos prigimties, tai tobulas dėsnis, reguliuojantis priežasties ir pasekmės pusiausvyrą priklausomai nuo žmogaus elgesio, gali kilti tik iš to įgimto dieviškumo. Kartais supratimas, kaip arti esame savo rytų brolių, yra tik teografinis klausimas. Tai reikia suvokti tikrąją Dievo didybę ir atpažinsi tą patį visos kūrinijos autorių.
Apie tai kalbėsime skyriuje skirtame karmai. Jei mes patys pasaulyje nesusikuriame džiaugsmo ar sielvarto, kodėl Jėzus prieš išgydydamas paralyžiuotąjį pirmiausia jam atleido nuodėmes? Ir kodėl pranašai perspėjo apie nelaimės, gresiančias blogiu ir nuodėmėmis aptekusiems miestams? Babilonui, Ninevei, Sodomai, Gomorai ir kitiems miestams išpranašautos nelaimės įvyko tiksliai numatytų laiku. Kartais pranašystės būdavo rūsčios, kartais būdavo žadamas atleidimas, jei vėl būtų pradėta laikytis Dievo įsakymų. Deja, šiandien pačioje katalikybės širdyje, net teologinio mokymo institucijose, nebeliko šios išminties ir išmanimo apie nuodėmės ir kančios, blogo elgesio ir nelaimių tarpusavio priklausomybę. Nesunku rasti mokslininkų, smagiai besijuokiančių iš nuoširdumo tų, kurie vis dar tiki tokiais dalykais. Šiandien žmonės linkę ieškoti mokslinių sprendimų ir išorinių priežasčių. Kalbama apie virusus, DNR, nenormalų audinių vešėjimą dėl ląstelių dalymosi. Teologai dar nežino, kaip rimtai paaiškinti kančią. Šiuolaikinė holistinė medicina protą ir kūną traktuoja kaip vieną darinį. Vis labiau pripažįsta hipotezę apie psichosomatinės ligų priežastis. Šiais laikais daugelis gydytojų įvertina ligonio psichologinę būklę. Ir šis naujas supratimas taip pat keičia požiūrį į gydymą ligoninėse ir terapiją apskritai. Kitaip tariant, artėja laikas, kai net mokslo pasaulis pripažins, kad mūsų kančių kilmė kur kas sudėtingesnė nei fizinės priežastys. Kokią diagnozę mirties liudijime gali įrašyti gydytojas sutuoktiniui, iškeliavusiam anapilin iškart paskui savo gyvenimo bendrakeleivę? Sustojo širdis, smegenų insultas dėl ūmaus kraujo apytakos sutrikimo, miokardo infarktas. Ką jis išmano apie plonytės gijas, supynusias šiuos du gyvenimus į tokį meilės duetą, kad nutrūkus vieno melodijai nutyla ir kitas? Ir kodėl nugaišo Argas, Odisėjo šuo, kuris vienintelis atpažino savo šeimininką prieš krisdamas ant žemės negyvas? Kokie vaistai išgydo vaiką, jei jis jaučiasi mylimas ir supamas dėmesio? Kokie nuodai pagreitina lemtingą ligoninės paciento baigtį, jei šis apimtas depresijos ir baimės, pavargęs nuo gyvenimo ir vienatvės, turi vienintelį akstiną – mirti? Iš šių padrikų pamastymų galime suvokti, kaip žalinga mąstyti negatyviai ir kokią gydančią galią turi pozityvios mintys. Tačiau pats sirgdamas taip nemaniau. Ne todėl, kad būčiau įsitikinęs, jog tai neveiksminga, bet todėl, kad niekas iki tol su manimi apie tai nekalbėjo. Nors ir žinojau, kad teigiamos mintys yra senosios ir išmintingosios dorovės pagrindas, bet nesupratau, kaip plačiai tas dėsnis galioja, nes nežinojau, kokia milžiniška jo įtaka. Todėl savo fizinę ligą traktavau chemiškai, o moralinį negalavimą bandžiau palengvinti ieškodamas nusiraminimo tarp žmonių ar užsiimdamas mėgstamą veiklą. Tokie tad buvo mano lengvai prieinami vaistai nuo depresijos. O kaip malda, paklausite? Argi neieškojai nusiraminimo maldoje? Nepanašu, kad malda pakylėtų dvasią, kai protas prislėgtas ir sergantis. Pirmiausia, būtina pasirūpinti proto būseną, tada malda atliks savo darbą. Argi gali žmogus stokojantis pasitikėjimo savimi, tikrai esančiu aš, pasitikėti Dievu, kurio nepažįsta ir kurio nemato? Kuo labiau žmogus įtikinėja save, kad yra nevykėlis, nelaimingas ir beviltiškas, tuo labiau tampa neatsparus išsekimui, nes atsiveria griaunamųjų jėgų poveikiui. Štai kodėl vėžys skuba paskui tuos, kurie liūdni ir sulėtina greitį, ar net atsitraukia nuo optimistų.
Bet perfrazuojant bailųjį Don Abbondio, garsaus Alessandro Manzone romano Susižiedavę veikėją, negali pats savo suteikti optimizmo. Žinoma, optimistas tikriausiai toks yra dėl svarių priežasčių. Dvasinis gyvenimas yra tik vienas, vos apčiuopiamas ir todėl netaip greitai suprantamas to sudėtingo, skausmą gimdančio proceso aspektas. Juk ne visada įmanoma perprasti proto būseną ir atskleisti ligos priežastis. Žmogus gali būti geras ir tiesioginės jo ligos priežasties paaiškinti neįmanoma. Proto registruojami ritmai, valdantis priežasties ir pasekmės pusiausvyrą, ne visada sutampa su tais, kuriuos fiksuoja fizinis kūnas. Iš tikrųjų fizinis kūnas, sukurtas iš tankios materijos, paklūsta ir greitesniai įvykių sekai. Štai kodėl greitai galima nustatyti rūkymo, alkoholio, stimuliatorių ir narkotikų poveikį organizmui. Fiziniai veiksniai, kad ir koks lėtas būtų jų poveikis, visada kūnui kenkia greičiau nei psichiniai. Žmonės tikrai daro meškos paslaugą savo sveikatai, kai stengdamiesi numalšinti moralinės kančias pradeda pataikauti gomuriui. Rimtai pagalvojus, daugelių žmonių kabutėse sprendimai, mėginant išvengti kančios, yra pražūtingesni už jau patirtą žalą. Geriau patyrinėjus akivaizdu, kad sielvartaujanti siela prisišaukia ligą, bet mėginimai išvengti skausmo žalingomis pramogomis sukelia dar daugiau kančios. Tai tarsi užtvankos atvėrimas, norint užgesinti nedidelį laužą. Kito kelio nėra. Kančią reikia suprasti, o ne bėgti nuo jos. Gamtoje galima išskirti 3 pagrindinės savybės. Pirmoji yra inercija, žmoguje pasireiškianti kaip neišmanimas. Antra yra veiksmo energija, pasireiškianti veikloje, o trečioji intelektas, kurio aukščiausia išraiška yra išmintis. Kai išlaikoma šių 3 savybių tarpusavio pusiausvyra, žmogus su gamta gyvena darniai ir jų ryšiai stipriausi. Kai nors viena iš savybių ima dominuoti, pusiausvyros ir darnos nebelieka visuose lygmenyse. Augalas yra šių 3 savybių pusiausvyros pavyzdys. Medis žino, kada žydėti ir išsiskleisti visomis savo spalvomis ir kvapais. Tai jo išmonės aspektas. Žiemą jis užmiega ir tik vegetuoja. Vėliau ateina metas daugintis ir nokinti vaisius, ir tai aktyvios gyvybinės energijos laikas. Žmonės taip pat turi šias savybės, tačiau jei tarp mineralų, augalų ir gyvūnų šios savybės pasireiškia tobulai harmoningai, žmonės atiduoda jas nešti pomėgių ir asmeninių savitumų srautui. Intelekto panaudojimo procentas yra daug menkesnis už tikrasias jo galimybės. Ir ta nedidelė veiksminga dalis daugiausia naudojama karui ir netvarkai, karinių projektų ir technologijų kūrimui. Žmonija dejuoja dėl vėžio ir AIDS padarytų žaizdų, bet kiek būtų buvę galima atidaryti ligoninių, institutų, atlikti mokslinių tyrimų tomis lėšomis, kurios panaudotos taip vadinamai gynybos ginkluotėjai. Kitas tik žmogui būdingas pusiausvyros suirimo požymis yra tas, kad didžiąją savo veiklos dalį, taip pat ir jėgų susigrąžinimą, žmogus perkelia į tą laiką, kai jo organizmas reikalauja poilsio, tingulio, inercijos. Prarasta ir paros ir metų laiko pusiausvyra. Valandos skirtos darbui, valgymui, jėgų atkūrimui, miegui ir apmąstymams paroje išdėstytos neproporcingai. Vakare, kai gėlės suglaudžia žiedlapius, o gyvūnai užmiega savo irštvuose, žmonės susirinkę sprendžia svarbius klausimus, eina į kiną ir taip toliau. Geriausias dienos laikas, tyriausias ankstyvas rytmetis, pramiegamas, arba keliaujama į darbą, o tuo metu paukščiai skiria gamtai savo nuostabiausias simfonijas.
Per metus žmogus aktyviausias būna žiemą, kai tuo metu gamtos natūrali būsena, sustingimas arba bent nuosaikesnė vidinė veikla. Štai kodėl žmonės pavasarį pasitinka pavargę ir versdami kaltę metų laikui, griebėsi tonizuojančių preparatų, norėdami atgaivinti organizmą, nukamuotą pačiu netinkamiausiu laiku atliekamos pernelyg didelės veiklos. Tiesą sakant, žiema yra tas metų laikas, kai žmonėms reikėtų pailsėti ir pamastyti, bet jiems veikla svarbiau už sveikatą. Kaip tik dėl to žmonės, sulaukusius senyvo amžiaus, poilsio ir apmąstymo laiko apima siaubas, kad nebeliks veiklos, ir todėl jie nesitraukia iš savo pareigų, kol neperžengia amžiaus ribos. Daug žmonių miršta išėję į pensiją dėl inercijos krizės. Tuo tarpu jiems vertėtų iš anksto prisitaikyti prie jos, nes inercija leidžia ne tik ilsėtis, bet ir gyventi ramų vidinį gyvenimą. Lėkimas ir sunkus darbas dėl didesnio materialinio patogumo bei technologijų pažangos išnaudoja geriausias žmonijos savybės, atima galimybę išgyventi mistinės apmąstymo akimirkas, kurios žmonėms suteikia išminties, ramybės ir gebėjimo spręsti pasaulio bėdas. Gyvybinių ritmų pusiausvyros nebuvimas yra vienas iš veiksnių, lemiančių kentėjimą, ligas, skausmą. Bet kas griauna šią pusiausvyrą? Kas yra absurdiško žmonių nenuoseklumo priežastis? Nors iš prigimties žmonės yra aukštos sąmonės, jų elgesys netitinka intelekto. Žmonija pasiekė tokį tašką, kai neprilygsta net augalui, turinčiam gerokai menkesnę sąmonę, bet pasikliaujančiam vidinę išmonę, tobulai valdančią visą augalo gyvenimą. Jei žmonija nešvaistytų savo energijos griaunamai veiklai, žmogaus sukurtos technologijos būtų daug tobulesnės už dabartinės ir būtų taikomos visoms gyvenimo sferoms. Nebūtų nelygybės tarp turtingųjų ir vargšų, gal bent nebeliktų vargšų. Išnyktų skirtumai tarp tų, kurie švaisto turtus ginklams ir tų, kurie miršta iš bado. Sahara galėtų tapti derlingų sodų, jūros vanduo būtų gėlinamas laukų laistymui, keliuose važinėtų mašinos varomos aplinkos neteršiančią energiją, pavyzdžiui, saulės šviesa. Kas atsitiko žmonijai, kad suiro ši pusiausvyra, galėjusi paversti mūsų žemę tikrų rojumi? Visą kaltę suvertus gimtajai nuodėmiai, net jei tai būtų tiesa, paaiškinsiu vėliau, klausimas lieka neaiškus. Jei mėgindami išsiaiškinti tokią žmonijos padėtį atsisakote intelekto išvedžiojimų ir įsigilinate į savo širdį, peršviesdami ją rentgeno spinduliais, aptinkate visiškai kitokią tikrovę nei ta, kuri aprašyta daugybėje istorijos ir dorovės veikalų tomų. Visiems žinoma, kad žmonės visada, visur ir visomis priemonėmis stengiasi gauti tai, ko nori, ir kiek įmanoma didesniais kiekiais. Tai nėra blogai, jie turi teisę siekti, kas jiems malonu. Siekti laimės nėra nusikaltimas. Šiuo klausimu kai kurie bažnyčios vyrai nepasitarnavo katalikų tikėjimui, sumenkindami jį iki religijos, baudžiančios tuos, kurie siekia malonumų ir taip užsitraukia gėdą. Potraukis džiaugtis vienas iš požymių rodančių, kad žmogaus esmė yra dieviška. Tad neleistina sunaikinti šią vertingą savybę. Atsisakyti šios teisės būtų tolygų žmogų stumti į savižudišką mazochizmą. Daugybė žmonių, vadinamų šventaisiais, kankino savo kūną, kai šis tuo tarpu šaukėsi malonumo. Bet būtų gimę daug daugiau šventųjų, jei žmonės būtų savęs paklausę, kokia tikroji to potraukio priežastis ir ar yra dar koks nors tikslas, taip greitai ir beviltiškai neišnykstantis, kaip įprasti siekiai patenkinti laimės ilgesį.
Jei atimčiau iš žmogaus įsitikinimą, kad jis siekia paties džiaugsmo ir kad klysta tik vertindamas perspektyvą, kas jį stumtų Dievo link? Jei žmogus beviltiškai vaikosi nuolatinių malonumų ir juos jam suteikia išoriniai dalykai, kodėl turėčiau jį pulti, gal verčiau parodyti, kad žemę jis kasinėja horizontaliai. Jei pasakyčiau, kad norint rasti deimantų reikia kasti gilyn, gal tada įtikinčiau jį ieškoti kitą kryptimį. Bet kuriuo atveju tik širdimi įmanoma patikėti mano žodžių teisingumu ir tada pajusti troškimą vengti klaidų. Horizontalus ieškojimas, taip sakant, paviršiuje, yra savęs apgaudinėjimas, kuris suvokiamas tik tada, kai gaunama visa, ko norėta, bet glėbiais semiama laimė neįsitvirtina širdyje kaip nuolatinė savybė. Be to, siekiant to trumpalaikio džiaugsmo, prireikia didžiulių pastangų, milžiniškų aukų, eikvojama proto energija ir pinigai. Išlaidos tikrai neproporcingos rezultatui. Kiek žmonių miršta apimti visiškos silpnaprotystės, visą gyvenimą mėšlungiškai vaikėsi pinigų, iki pat galo dirbę dieną ir naktį, pamiršę šeimą ir sveikatą, teigdami, kad niekada neturėję laiko apmąstymams. Ėjimas klaidingų kelių, pasirinkus netikusias priemonės, štai kas yra tų 3 žmogiškų savybių tarpusavio išsiderinimo priežastis.